Labą dieną, gerbiami Karžygio žiūrovai ir klausytojai. Šiandien svečiuose pas mus Vaclovas Žutautas, partijos kartu su Vyčiu pirmininkas. Labą dieną. Labą dieną, Justinai. Labą dieną, žiūrovai. Vaclovai, jau senokai mes nereagavom, tiesą sakant, nelabai ir įvykių Lietuvoje buvo, bet dabar paskutinis tas, net nežinau kaip įvardint, akibrokštas, bet kurį pradėjo ponas Tapinas su savo čekiukų viešinimu ir ta jau visa iššaukta reakcija, tiesiog norėjau tai tiesiog aptart ir jūsų nuomonė, gal nuo pačios pradžios tada pasižiūrėkim, kaip jums atrodo pats faktas, kad Andrius Tapinas, kuris visą laiką buvo taip jau konservatorių ir liberalų mylėtojas, pradėjo tokią akciją ir jau taip viešinti ir visus jau savo buvusius draugus. Pirmiausiai, tas, kas įvyko Lietuvoje, čia paskutiniu metu, šitie visi įvykiai, ta visa užvirta košė, tai jokios tokios staigmenos nesukėlė, nes tai buvo galima to tikėtis ir tą mes jau spėliojom ir prognozavom kažkur tai padirbus naujai vyriausybei Seime ir naujajam Seimui apie metus laiko, kai pamatėm jų užmojus, žinojom jų pažadus ir pamatėm, ką jie daro, kaip daro. Tai jokios staigmenos nebuvo, kad šita vyriausybė, reiškia, padirbus kokius ten pusę kadencijos, gal tai kaip dabar 3 metus pradirbusi, kad jinai visiems trauksis, nes dirbant tokiais metodais ir dirbant, aš gal pavadinčiau, juodus darbus dirba, kas liečia Lietuvą ir kas liečia Lietuvos žmonės, tai taip negali ilgai tęsis ir visi žino, kad bet ką darant ateina tas momentas, kai reikės atsiskaityti, kai reikės prisimti atsakomybę. Man tai daugiau staigmena buvo, kas liečia čia Tapino išėjimas į areną, nes aš kažkaip visą laiką laikiau, kad Tapinas yra tokio stambesnio kalibro konservatorių, liberalų ginklas, kuris, reiškia, tokiais, jiems sunkių momentų gali būti panaudotas. O taip tai jie turi kitų galimybių, yra tų įvairių struktūrų pristeigta, visokių tų maršistų, visokių tų mitinguotojų yra pilna, kad tenai ištransliuoti tai, ką reikia valdžiai, kažkur nuleisti garą visuomeniai. Tai tas dalykas man buvo staigmena, kad vis tik Tapinas imasi tokio, reiškia, darbo. Didžiausias, reiškia, gynėjas, didžiausias garbintojas konservatorių ir liberalų, staiga sudaromas toks vaizdas, kad girdi Tapinas padarė Lietuvoje tvarką. Vieną kartą, reiškia, baigėsi tos bardakas, baigėsi tos vagystės savivaldybėse ir Tapinas ir iškėlė tą problemą. Ir jeigu ne Tapinas, tai čia ir toliau būtų visi vogė, visi tas savaržėlės vogė, suprantate, ten kur apylės ir panašiai. Tai Tapinas, čia viskas tas scenarius yra senai parašytas, senai sugalvotas buvo, kaip daryti. Ir kartu ir Tapino autoritetas pakeliamas. Ir kadangi situacija susidarė Lietuvoje sudėtinga, vis tik tai matom mūsų ekonomikoje, kas darosi, matom, kur verslas eina, kad su kiekviena diena gyvenimas blogėja. Ir pirmas ketvirtis ką parodė, kad Europoje, Lietuvoje ekonomikos, reiškia, tempai, tas griuvimas ekonomikos yra pats ženkliausias visoje Europos Sąjungoje. Ir kuo toliau ta situacija, to blogės ir ateinantis metai bus labai sudėtingi, kas liečia ekonomiką. Ir
vyriausybė žino, kas jos laukia šitokiai situacijai. Tai, tai laikas yra, kad reikia sugalvoti priežastį, kaip pasitraukti. Ir Tapinui buvo duota užduotis, kad reikia atrasti tokį burbulą, susprogdinti į paėmus, kad galėtume, mes jau turėtumėm pagrindą, kad toliau vystyti tą visą savo, išreikšti savo norus, kad tenai būtent šituo atveju, kad dabar vyriausybę pasitraukim, Seimą paleiskim ir viskas Lietuvoje padėtis, reiškia, būktai toliau spręsis viskas normaliai, bet mes jau būsim nuošaly, nebebūsim visų dėmesio centrai, kad į mus strėlės nebelakstys. Bet kad iš kitos pusės, kai pagalvoji, tai Tapinas nieko naujo neatkasė, nieko nepadarė. 30 metų visi tie procesai vyksta Lietuvoje, vyksta savivaldybėse, vyksta Seime. Ir žmonės juk turi matminti ir visi žinom, kad ar tiek rajoniniai spaudo, ar žiniasklaidoje, ir socialiniuose tinkluose. Tik visą laiką yra išmetama, ten įvyko tas ir tas, ten pinigai grobstami, Seime grobstami, savivaldybėje grobstami, kuras pilamas, sesijų nelanko, reiškia posėdžių nelanko tarybų nariai, bet pinigus pasiima. Tai čia nieko naujo, čia nieko nereikėjo tikrinti, nieko nereikėjo, tik reikėjo tą dalyką paviešinti, nes viešindavo vietinė žiniasklaida, viešindavo, žurnalistai viešindavo, tie patys tarybų nariai viešindavo, tos dalykus keldavo, bet viskas tuo ir užsibaigdavo. Ir dabar staiga žvaigždė Tapinas padarė tvarką, savo globotinius, savo konservatorius ir liberalus, staigiai, reiškia, jiem iškasė duobę ir pripylė pilną žarijų. Imkit ir įkriskit. Tai mano tokia nuomonė. Bet dabar, žiūrėkit, turim tokią situaciją, kada visai rimtai, kas galėjo pagalvoti, kad tiesiog reikėjo nesureaguoti arba sureaguoti pagal tam tikras tvarkas, ir būtų tas klausimas kaip visą laiką užčiauptas. Bet, tas gaunasi kaip ir užsakymas, nes matom, kad sureaguota stipriai, atsistatydino ten ir prezidento patarėjas, ir dabar raginami ir ministrai atstatydinti, ir vis tiek klausimų nenorima spręsti. Ir girdimo dabar, kaip jau ir paskutinius porą metų, vis ta tema grįžta prie priešlaikinių rinkimų, nes kaip ir maršistai, bet kaip ir jūs minėjot, kad jie prasidėjo visi lozungai, ten parašų rinkimai, nuo nešimai į Seimą ir taip toliau, paskui matėm, kad visą laiką buvo tas pats. Priešlaikiniai rinkimai, vis priešlaikiniai ir priešlaikiniai. Ir matom, kad kažkaip tai bereikalaudami tų priešlaikinių rinkimų, ir patys tie maršistai važiavo, sugriuvo ir praktiškai jų ir nebeliko tokios kaip jėgos ir nelabai aišku, kas tenais ir toliau vyksta su jais. Ir dabar matydami, kad iš tikrųjų nėra kam nuverst ir jau padaryti to perversmo, tai jie užsako patys tą savo Tapiną, kad jisai suorganizuotų. Ir matom, kad į tai įsivelia ir prezidentūra. Prezidentas, jisai sako, taip, aš matau irgi galimybę, kad reikėtų perkrauti. Vis dėlto jūsų matymas, šita situacija, jinai pavyks jiems padaryti, nes pakankamai skysti yra argumentai, lygiai taip, kaip matėm, kad skysti argumentai yra ir pas tos maršistus, kurie neaišku, ko ėjo, neaišku, ko tenai šaudė prie to Seimo. Tai lygiai taip pat dabar tas čekiukas, jisai naivu tikėtis, kad kažkas sureaguotų į tai, kad kaip į rimtą kažkokį tai korupcijos reiškinį ir jo labiau, kad jau tas konservatorių ir liberalų mylėtojas paėmė ir viską atskleidė. Tai yra labai naivu, bet jūsų nuomonė, į ką tai išsivystė? Mano nuomonė tai jau čia ir yra, ką tai parodo, kad buvo mestas, reiškia, Tapinas, toks scenarius numatytas, tai rodo, kad vis tik tai šiandien mūsų valdžia ir valstybės
reiškia, valstybės ta vykdoma politika priejo liepto galo ir tai mato, jie geriau mato, nes jie tos darbus organizuoja, tą veiklą organizuoja, jie mato, kad mes iš tokių valdymų prieėm liepto galo ir tas liepto galas visai arti ir jeigu tu nespėsi nuo to liepto pasitraukti, tai gali įkrist paėmęs. Ir situacija yra tikrai sudėtinga ir mes gyventojai matom, jie to labiau žino ir kito kelio jie neturėjo. Čia aš net sakyčiau, gal jie čia kaip metė kaip gelbėjimosi ratą, nes jie nebeturėjo ką pasiūsti, kas tą dalyką atliktų už tapiną, jie nebeturėjo ką pasiūsti. Tai o čia jų paskutinis gelbėjimosi ratas buvo, kur bet kokią kainą reikia sukelti tą sąmyšį tokį, kad būtų proga, labai gera proga visiems pasitraukti ir tada tegu ateina kiti, darykim prieš laikinius rinkimus, tegu ateina kiti čia ir būk tai viskas įsispręs, bet pati problema tai niekur nedings. Aš tai galvoju, kad viskas įvyko dėl to, kad kito kelio jie nebemato. Jie neturi ką daryti. Jie praktiškai, kokius jie turėjo planus, ten, kur buvo didžiuliai pinigai, kur buvo galimybės, tos pinigus, reiškia, panaudoti, ten, kur jie norėjo, jie tą dalyką padarė ir jie tai rodo, ką tai rodo, kad net nesugebėjo dar visko įsisavinti, visų tų lėšų pasiimti, nespėjo. Liko didžiulės lėšos dar iš ES neįsisavintos. O dėl ko jos neįsisavintos? Dėl to, kad kai prasideda, reiškia, lėšų įsisavinimas, tai yra atrenkami, kam duosim, kam neduosim. O duodama kam duodama? Duodama tam, kuris yra arčiau tavęs, ir saviškiam duodama, kitų neprisileidžiama. Ir net nesugebėjo, reiškia, tiek tai vyriausybei trūko kompetencijos, kad net nesugebėjo pasiskaičiuoti 4 metam, kad, reiškia, tų lėšų su savo tais verslininkais kabutėse, kad jie neįsisavins ir liks lėšus neįsisavins, tai galėjo duoti Lietuvos verslui. Tegu dirba, tegu įsisavinę, tegu tos lėšos būna panaudotas Lietuvos ekonomikos gerinimo, bet jie net ir šito nesugebėjo, reiškia, paskaičiuoti, arba kitas dalykas, jie paprasčiausiai atsakomybės nejaučia. Jų visa ta veikla rodo, kad jiem Lietuva visiškai nerūpi. Jiem Lietuvo žmonės visiškai nerūpi, jiems svarbu pagyventi, tą laikotarpį ten 4 metai, kaip ta Šimonytė kad sakė, po 4 metų galėsit rinktis, ką norėsit, o mes dabar dirbom tą, ką mums reikia. Tai visas tas dalykas rodo, kad jie dėl savo kompetencijos stokos, dėl savo nesugebėjimo vadovauti valstybei, gavosi dabar tokia situacija, kad reikėjo griebtis šiaudo paskutinio ir viskas, bet kas toliau bus, tai akivaizdžiai matosi. Pačioj pradžiai, pirmom dienom pažiūrėkim, kas buvo. Reiškia, Šimonytė reikalauja, kad šis Seimas atsistatydintų Seimas, jinai pasitrauks, palauks dar tenai NATO viršūnių susitikimo, po to vyriausybė traukėsi ir viskas. Ir darykit, ką norit, vienu žodžiu, paliekam tą Lietuvos tą visą problemų sprendimą likimo valiai, mes pasitraukiam, kadangi laikai ateina sunkus, sudėtingi laikai, reiškia, skolų grąžinimai, pinigai neįsisavinti, reiškia, viskas sužlugdyta, paliekam kitiem, tegu jie daro, ką jie nori, o mes pasitraukiam gražiai iš šono. Ir viskas. Bet šito dabar, kai matome patys, kad pas juos pačius dabar gali sukelti net pas juos krizę pačiai partijai, pas konservatorius, nes tenai sutarimo bendro nebėra. Jau pradėjo kalbas eiti, kad jau ir vienim prieš bus, jau lyg ir Šimonytė jau pradėjo abejoti, kad čia ar trauksis ar nesitrauks. Reiškia, pradėjo net balsai spekuliuoti, žiūrėjau, vakar klausaus per radiją, vienas konservatorių veikėjas, reiškia, už tai, kad neįvyktų, kad būtų prabalsuota, reiškia, kad nebūtų Seimo rinkimai išankstiniai skelbiami, ir už tai, kad Šimonytė sutiktų pasilikti dirbti,
aš sutikčiau savo balsą atiduoti, reiškia, už tą partnerystės įstatymą, už kurį buvau prieš. Tai įsivaizduokit, į kokio lygio dainama yra. Tai Toliau kitas dalykas, labai va čia irgi dar noriu įsiterpti tuo pačiu. Masiulis pareiškė čia per Delfį, kad partijoje, frakcijoje yra žmonių, kurie nepalaiko tos jų retorikos dėl priešlaikinių rinkimų ir viso to perkrojimo, jų yra apie 10 žmonių, bet jie vykdys direktoriaus norą ir valią, vadovo, direktoriaus. Tai, suprant, yra parodoma, kad visiškai yra nesvarbu, kokį miestą, rajoną atstovauja žmogus, visiškai nesvarbu, ką jisai pats mano. Ir svarbu, koks yra direktoriaus vadovo noras. Nes jie vykdys ir balsuos, nors patys mano priešingai, balsuos taip, kaip tai taip išeina, kad konservatorių vadas, direktorius, jisai vadovauja vienas. Tai yra labai keista, kad jie šneka apie tos priešlaikinius rinkimus, apie tą perkrovimą, kuomet jiems visiškai neįdomu tų žmonių, ko jie nori ir tų atstovų, taip vadinamų, išrinktų, ko jie nori. Svarbu, kad kaip pasakys direktorius vadovas, taip ir prabalsuotų. Tai ta spekuliacija yra tuo, man primena tai, kad gaunasi kaip kunigo išrišimas. Kad aš ėjau, dariau, prisidirbau, atėjau pas kunigėlį iš pažinties, nuodėmės atleido ir vėl einu vogt, daryti, kažką skriausti ir panašiai. Tai, suprantat, taip pat gaunasi ir su dabartiniais valdančiaisiais, kad jie prisidirbo. Irgi vakar per Delfio televiziją Saudargas kalbėjo, kad reikėtų atiduoti pasitikėjimo mandatą atgal žmonėms, kad jie vėl iš naujo jį duotų. Nusinulint, taip sakant. Ko mes prisidirbom, tai mes jau dabar atsistatydinam, arba pasileidžiam, arba skelbiam priešlaikinius rinkimus. O jau tauta vėl nuspręs. O tauta kaip nuspręs, kai rinktis nėra daugiau iš ko, nes tie patys 30 metų tik taip vadinamos organizuotos grupės partijom. Jie 30 metų keičiasi tik pavadinimai, o veikla lieka ta pati, kaip negaliu sakyti, nusikalstamos organizuotos grupės, nes ar nusikalstamas ar nenusikalstamas nusprendžia teisėjas. O teisėjas yra skiriamas per valdomas specialiasias tarnybas, per prezidentūras ir panašiai, tie, kurie reikia. Tai gaunasi užburtas ratas ir žmonės pasirinkimo išrinkitų, kaip ir iš vis neturi. Tai čia tokį noriu jų visą tą planą, kad tiesiog yra išnaudojamas, prisišiukšlini, gauni išrišimą ir toliau šiukšlinės ir nieks jiems nieko padaryti negali. Bet tai, Justinai, tas pats Masiulis kalbėdamas, tai jisai pabrėžia, mes esam komanda. Bet tada pasakykit man, tai kur ta komanda, jeigu tai vieno žmogaus, tik tai reiškia, ką vienas žmogus sugalvojo, ką pasakė, tą jis vykdys ir prieš savo valią viską. Tai kelia man klausimą, tai kokia ta komanda yra? Tai gal ta komanda tokia ir yra? Organizuota, negaliu sakyti nusikalstama, bet organizuota grupė žmonių. Toliau, kas liečia dabar jeigu jie iš tikrųjų čia, žinai, norėtų tvarkyti tą situaciją, spręsti šitą problemą, kuri čia iškyla. Tik čia nereikėjo Tapino kviestis, tik yra tam tarnybos. Yra kiekvienam rajone, yra kontrolieriai, kurie turi tikrinti tų lėšų panaudojimą. Yra finansinių nusikaltimų tarnybos, yra prokuratūra, yra teisėsauga, vienu žodžiu, yra teisėsauga. Ir tai tiem galėjo tenai paskambinti, užsiminti, kad žiūrėkit, pasižiūrėkit tvarką, nes eina kalbos, kad ten tokie dalykai darosi jau 30 metų, ar ten iš tikrųjų darosi ar nesidaro.
Bet reiškia, visai reiškia žurnalistui tas dalykas pavedamas ir turi tą dalyką ištvirti. Tai rodo, kad tikslas yra nespręsti problemą, nepanaikinti tą problemą, rasti sprendimus, bet kad pasinaudoti tos problemos iškelimu, padaryti kažkokius tai kitus darbus. A kitų darbų šitoj situacijoje aš nematau, kad šita valdžia, šita vyriausybė, mūsų valdantieji turėtų kažkokį tai tikslą, kaip vienintelį tikslą tik pabėgti, daugiau nieko. Kitas dalykas, o toliau, išankstiniai rinkimai. Kas ateina į rinkimus? Į rinkimus ateina socialdemokratai ir vardan Lietuvos, reiškia. Tai yra kas yra? Tai yra tie patys, kaip tu sakai, o Skvernelis tai iš visai yra, net juk be konservatorių pagalbos jis nebūtų net partijos įsteigęs, trūko žmonių. Atskiri skyriai perėjo į dideliais kiekiais su visais žmonėm perėjo dėl to, kad būtų skaičius, kad galėtų daryti tą steigiamąjį suvažiavimą. Juk Skvernelis, prisiminkim, su kuo Skvernelis dirbo, kai jis buvo ministras pirmininkas. Tik jis dirbo su konservatoriais, nesvarbu, kad jis su valstiečiais skaitėsi. Kitas dalykas, Skvernelis žinom kaip patį energingiausia ir tokia aršiausia palaikytoja, tai čia, kad Sorošas pas mus bus, čia Sorošas, reiškia, visi tie, tos idėjos bus čia ir mes džiaugiamės, kad greičiau čia Lietuvoje visas tas dalykas atsirastų, žinai, ir jis buvo garantavo, pas mus bent susitikime su žmonėm, viešai garantavo, kad Lietuvoje taip ir bus. Tai reiškia, yra viskas sutvarkyta, vieni pasitraukia, kiti ateina, ir tie pasitraukia nuo atsakomės, kiti perima ir jie tada turės progą, tie naujai atėję, jau apversti plokštelę, kad mes girdi, tu galim ir kitokį variantą turiniu, žinai. Reiškia, užmirškim visus tas, kas buvo, ir tas, kas, reiškia, dingo galų nebeieškokim, reiškia, jie atidirbo, savo pasiėmė, ką reikėjo, dabar mes atėjome, mes dabar kitą kelią jums pasiūlysim. Tai čia yra... Na tai taip išeina, dabar taip išeina, kad 4 metų nuodėmėms išrišt per rinkimus nebeužtenka, kad jau praktiškai per vidurį kadencijos reikia atstatydinti ir iš naujo rinkti, nes jau prisidirba per žymiai greitesnį laikotarpį. Arba darbų patvirtint reikalaujama yra iš viršaus nuleidžiama tiek, kad 4 metus nebeišeina ištempt. Matai, kas yra, pas juos irgi tobulėja, sistemos visos, jų metodai irgi tobulėja. Per tiek metų patirties įgijo ir jie tai parodo, kad jau galime ir per, nereikia pilnos kadencijos, gali savo tą užsibrėžtus tikslus įgyvendinti ir anksčiau. Nes čia tik savo tikslus, ne valstybės tikslus, ne žmonėm tikslus, bet savo tikslus gali įgyvendinti. Tai o dėl to tokia situacija, dar man kas keisčiausia yra, kad vietoj to, kad jie, kaip tu sakai, apie išpažinti, vietoj to, kad jie paimtų ir prisipažintų, viskas, atėjom, buvo tokia sistema, mes taip darėm, visi darė 30 metų ir mes taip darėm, vis tos pinigus rinkom tos talonėlius, po tos kolonėlės, nes mašinos neturim ir vairuotojo teisų net neturim, bet rinkom tos talonėlius viską. Ir reiškia, darėm blogai, bet mes darėm. Bet palauk, tai tu esi neeilinis Lietuvos gyventojas, tu esi pareigūnas, tave renka. Tai tu atėjęs, jeigu tu ir matai, kad ten yra galimybė, supranti, pavogti ir nieks už tave, reiškia, tavęs už tai nebaus, kaip tu gali taip elgtis, tik tu atstovauji, dirbi žmonėms. O dabar tu aiškiai demonstruoji, kad tu, jeigu šitaip elgėjais, jeigu tu matai, kad iš galima pasiimti, niekas nieko nesako, nes visi ima, žinai, ir aš pasiimu, tai palauk. Tiesa, negalima sakyti, kad visi imasi. Ir tarybose nemažai žmonių yra, kurie atsisakė ir ankstesnėse kadencijos atsisakydavo šitų lėšų. Net pirštų nekišdavo prie jų. Bet jie tylėdavo, nedrausmindavo kitų. Ir tie dalykai vyko. Tai rodo, kad jie ten patekę, jie ateina nedirbti žmonėm, neteina spręstų problemų, bet jie ateina, tai yra siurbelė, kuri įsisiurbia į gyventojų kūną ir siurbia jų kraują, supranta, dėl to, kad jam būt geriau, kad tik savo problemą sprendžiam.
o ne dėl to, kad ten, kur aš ateinu. Tai rodo, kokia mūsų yra valstybės valdymo politika. Tai reiškia spręsti tik savo klausimus, nesvarbu ar tu tarybu, ar tu Seime, ar vyriausybė, tik savo problemus, savo ten kompanijos klausimus spręsti, bet tik tai jokių būdų ne valstybės ir ne žmonių problemas spręsti. Ir kaip dabar kitas dalykas, dar kas man labai keista yra, kad įvyko tokie dalykai, reiškia, paviešino būktai, reiškia, tas, kad buvo senai žinoma, Tapinas, teisėsauga tyli. Vienoje kažkur ten erdvėse savivaldybės yra, kur įsikišo teisėsauga ir pradėjo daryti tikrinimus. Reiškia, žurnalistas atsisėdęs su savo komanda, skaičiuoja čekiukus, tikrina datos, iš kur kas imta, o teisėsauga, kurie tokią armiją teisėsaugos turim, kurie turi tais klausimais susijimti, niekas nieko nedaro. Tai čia šiandieną visoje Lietuvoje teisėsauga turėjo sėdėti pas ministrę pirmininkę, prašyti papildomą etatų, kad staigiai padaryti reikia patikrinimą gerą savivaldybėse, toliau pereisim į Seimą tikrinti tos dalykus, nes tai viskas analogiška, kad čia rimtas dalykas, čia gidė nieks nežinojom, pirmą kartą išgirtum, apsimeskit ir pasakykit šitaip, bet imkitės darbo ir darykit. Niekas, teisėsauga tyli. Ir ar kalba kas nors iš Seimo narių, ar kalba kas nors iš vyriausybės atstovų ar iš prezidentūros, kad reikia kelti klausimą. Ne tik tai, kad dėl to, kad tie, kurie dirbo tose tarybose, kurių, reiškia, yra medžiaga, kad jie grobs lėšas, tai ir darė nusikaltimą, kad jiem tai, kad ateityje negalėtų bebūti renkami į tokias pareigas. Bet turėtų būti keliami klausimai dėl teisėsaugos vadovo likimo. Ar jie gali išlikti šiandieną valdžioj, kai Lietuvoje darosi tokie dalykai? Vagia ne kokie bandiūgos vagia tenai, kurios, žinai, pakampės ar kokie tenai per sieną kažką veža, bet vagia žmonės išrinkti žmonių. Reiškia, vagia valstybės aparatas. Valstybės valdymo aparatas vagia iš savo tautos ir visa teisėsauga gera, ir visa teisėsauga tyli. Apie tą niekas nekalba, aš niekur neteko girdėti, gal net tą klausiaus, bet neteko niekur girdėti, kad kur kažnors kalbama, kad reikia keisti vadovus, reikia patraukti atsakomybę, net kad keisti, pirmiausia patraukti atsakomybę ir toliau spręsti dėl jų darbo tose pareigose. O niekad tų klausimų nėra. Bet kažkas dabar Tapinas ko užsiminėja. Mato, kad čia, reiškia, konservatoriam labiausiai kliuvo, nes jie matomai drąsiausi buvo visus tas 30 metų, tai yra logiška. Tai jis jau dabar žiūriu pasirinktinai. Ir aš gal net paaiškinu, dėl ko teisėsauga neprieina prie tų kvitukų. Dėl to, kad Tapinas dabar atsirenka kokį rajoną, kokį miestą, kokią tarybą, kas tenai yra vadais, kas dirba, ir tuos paimti, išrengti nuogus, padaryti prieš visą Lietuvą, o ten apie kitus jau nelieskit. Juk ne tavo reikalas, iškėlė tų problemą, tu skaitai, kad sąžininkai iškėlė ir viskas, ir pasitraukė šono, toliau jau teisėsauga perima, teisėsauga viską daro. Bet nereiškia net ir netoks tikslas. Tai vat užtat, tai vat aš noriu pasakyti, kad ir vėl tai rodo, tiek pati pradžia, reiškia, Tapino tas toks, reiškia, Tapinui suteikta tokia teisė, reiškia, išgarsėti ir savo autoritetą pakelti. Ir kitas dalykas, tas pats tyrimas, kas vyksta, reiškia, kai tyrimo nėra, ir tas pats problemos sprendimas. Dabar tie patys, kurie 30 metų savivaldybėse dirbo, Seime dirbo, kurie ėmėsi tos pinigus, aš sakau dar kartą, ne visi buvo ir sąžiningų žmonių, bet jie tik neatsakingų, kurie nepamojo su pirštu, kitiem nepagrumojo, kad taip negalima daryti. Tie patys sprendžia problemą. Tai reiškia, aš pats apiplėšiau banką, aš pats atsisėdęs sprendžiu, kaip man dabar padaryti su savim. Kaip čia reikia pasidaryti, kad dabar ar man į kalėjimą sėsis, ar man iš darbo pasitraukti, ar man pinigus įnešti, supranti, gražinti atgal tam bankui. Pats aš sprendžiu. Negali tai būti. Negali jie spręsti. Tokių dalykų patys.
Ir dabar jie puola priimti šiandieną, kiek turi informacijos, kad šiandieną jie priims įstatymą, kad girdi savivaldybėse tarybos narys gaus 20% mero atlyginimo. Kaip gali žmogus, būdamas tokioj situacijai, turiu galvoj, tokioj aplinkoje, kai jį patį tikrina, kaip jis tos talonėlius naudoja, kiek jis ten pavogė, jis kaip gali spręsti dabar valstybės tokią problemą ir taip, kaip gali pasakyti, kad tai bus kokybiškas priimtas sprendimas, kuris, reiškia, ateityje neturės neigiamų pasiekmių. Nu, tai pirmiausiai nusiraminkit vyrai ir moteris, nusiraminkit. Atsistokit, pajuskit žemę po kojom, neskubėkit spręsti tų dalykų. 30 metų buvo tas dalykas daroma. Jeigu dar pusę metų darys, tai nieko neatsitiks, bet jeigu po pusės metų bus priimtas protingas, racionalus sprendimas, o ne taip, kad dabar kuo greičiau, kuo skubiau ir viskas rankas nusiplaunam, klausimas uždarytas. Jūs ne tam darėt visą šitą reikalą, ne tam tas skandalas kilo, kad jūs priimtumėte tą sprendimą, kad nevoktų tarybų nariai. Jūs ne tam darėt. Tai akivaizdžiai rodo, jūs darėt visai kitam. Tai ką jūs siekėt, tai gal tada tą ir padarykit iki galo. Buvo jūsų toks noras? Kaip manot, Vaclavai, dabar labai žada valdantieji konservatoriai vis tiek rinkti parašus dėl Seimo savęs atsistatydimo, jiems reikia surinkti 85 parašus, ar tas dalykas įvyks. Nu ir jam neįvykus, nes panašu, kad vis dėlto nelabai įvyks, tas Šimonytės pažadas atsistatydint. Kaip vat jūsų matymas šitos visos situacijos? Ar bandys užglaistyti dabar su tuo naujai priimtų įstatymu ir mato, kad jau čia rezonansas nesigauna toks, koks, nes visa Lietuva juokiasi iš to. Tai dabar nepavykus sklandžiai pasitraukti čia su tokiom emocijom, kokių tikėjusi. Vat visos šitos situacijos, kaip jūs matot? Aš tai galvoju šitaip, kadangi jie akivaizdžiai pamatė, kad jie eilinį kartą vėl prasišovė, kad jiems šitą intrigą sukelti, kokios jie norėjo, nepavyko. Ir dar pamatė, kad yra Lietuvoje žmonių, kurie masto, kurie supranta ir ką jie daro, kuo jie siekia. Ir jie, kai tai pamatė, kad jiems neįvyko, nes jie norėjo labai gražiai čia staigiai, labai greitai. Tas burbulas čia visus staigiai kratom, ką su jais likimais daryti, ką toliau spręsti su jais. Mes čia pasitraukiam ir viskas tas dalykas įvyksta ir taip visuomenė ir palieka, kad įvyko ir jie paėmė pasitraukę, kadangi tokie dalykai. Kadangi tas nesigavosi, viskas išaiškėjo, kad tai buvo jų pačių čia reksta priemonė, jų pačių visi planai buvo ir kad jie savo tų užgaidų tikrai nepasiekė, aš galvoju, gal aš klystu, bet aš taip galvoju. Ir tie dalykai dabar taip ir atsistos, bus dėl tų Seimo rinkimų, tos parašus, jie aišku, jeigu tai reikėtų surinkti, bet jie tikrai nesurinks, čia esu garantuotas, kad nesurinks parašų, kad Seimas turėtų atsistatydinti. Jeigu ten bus, tai daugiau ten nuomonės bus tokios, tai davai tada vyriausybė, tegu ten savo pasitvarko reikalus, tegu tos ministrus ir kažką. Šimonytė situacija, tenai ir man jos gaila, nes jinai atsiskleidė, jau visų grožį atsiskleidė. Visų grožį, jau jinai per tos metus demonstravo save, visokiais būdais demonstravo. Tai, ko neturėtų valstybės vienas iš vadovų taip elgtis. Bet jau dabartiniai situacijai, čia tiek bėgsiu, tiek lėksiu, čia žinai viską, čia jau nuo manęs viskas priklauso. Nu dabar yra situacija, nežinau, jei pasilikti dabar ir dirbti toliau, tai jinai tada iki kadencijos pabaigos jinai nebegali be įsižiūrėti ir ką nors be pasakyti. Taip kaip jinai iki šiol atsišaudydavo prieš visus, kas ten ką nors paklausė ir pasako, ar ten prieš Seimo narį, ar prieš kokį ten žurnalistą, ar taip prieš kokį ten pareigūną, kokį pasakymą. Tai dabar jinai jau turėtų tylėti, kaip vandens į burną prisijėmusi.
o kitas dalykas jai pasitraukti, tai aš tai galvočiau, kad jos pasitraukimas nieko situacijos nepakeis, nieko nepakeis. Pasitrauks jinai, bus pastatytas kitas, o kas tas kitas, vėl situacija per daug Seime visai aiškiai yra, nes nėra, neturi, nieko jie neįsileido ir tai nėra daugiau, ką jie norės, tą ir pastatys. Svarbiausia, man tai keistai, kad ir prezidentūra, ir Seimas, ir vyriausybė kažkodėl šitoj situacijai toks, nežinau, kaip tavo atrodo, man tai atrodo, kad kažkoks tai jų toks sutarimas atsirado. Lik tai susivienimas kažkoks gavosi, ar kaip, ar aš klystu? Nu, aš tai priešingai matyčiau, kad čia buvo, nežinau, niekas šiaip savo Seime nevyksta. Tas cirkas žmonėms, greičiausiai imitacija, bet ir Gentvilo su Landsbergiu konfliktas, ir jau jeigu taip imti ir tiesiai žiūrėti, tai ir frakcijos kilimas, vis tiek žmonės tų klausimų užduoda, bet pas konservatorius taip yra priimta, kad jie ten, kaip ten jis sakė, vado įsakymą gauna, bėga ir vykdo. Tai buvo 30 metų, nieks nesikeičia ir dabar. Tik tiek, kad, vis dėlto mano nuomonė, kad mes turi tą valstybę visiškai nugriūti į dugną. Nežinau, čia ateinant į recesiją, gal žmonės biškį atvėsins, nes kol visiems užteko pinigų, kol ten visi keliavo, užsiminėjo savais klausimais, kas kam liko dar iš trupinių, iš ko gyventi, kažkaip galas su galu dūrė ir nelabai žiūrėjo. Tai aš manau, kad kai ateis vėl ta rimta recesija, dabar jinai panašu, kad bus žymiai rimtesnė negu 9 metais. Net gal kelis kartus, tai tada žmonės, kada išvoktoj šaly, išsivažinėjusiai, pamatys, kad nelabai yra kaip galas su galu sudur. Tada pradės reikalauti gal rimtesnės atsakomybės ir savo vaikams. Kaip tenais yra ir kažkoks tai išsireiškimas, kad kuo blogiau, tuo geriau. Tai čia daugiau nieko, mano supratimas, kad kuo greičiau pasiekti tą dugną, kad žmonės galų gale atsipeikėtų ir suprastų, kad reikia kažkaip tai kartu susiburti ir jau pradėti statyti iš naujo valstybę, nes apie tai, kad kažką galima su dabartiniais padaryti, tai man jau senai tos neliko vilties, bet dabar, kad ir dar visa visuomenė su to sutiktų ir pradėtų kažką veikti. Bet kodėl visuomenė šitai taip, atrodo, pati negali kažką tai tobulesnę sugalvoti? Kodėl mes būtinai turime taip, buvo maras, karas, badas. Tai dabar kas reiškia, epidemija buvo, karas vyksta, tai būtinai dar turim ir badą pragyventi. Aš badą tokia biškį platesnė prasme. Tai argi mes tos ciklus jau turim taip būtinai juos išgyventi, kito kelio nėra, kad nors kažkiek sušvelninti juos. O tas dalykas gali būti, tik tai viskas priklauso nuo žmonių. Reiškia, žmonės, kaip tu sakai, gerai gyvena visi. Reiškia, problemų jokių neturim, kad reikėtų susimastyti, bet tik tai nepagalvojam, kad jeigu mes artėjam prie bedugnės krašto, tai ar nuo to kalno nusileisti švelniau galėtume, ar mes turim kristi būtinai stačiu kampu. O šitas dalykas. Panašu tai, kad kitaip žmonės negirdi. Kol nėra tos bėdos, tai kiekvienas yra užsiėmęs savo rūpesčiais, savo klausimais ir bendra ateitis ir viskas nelabai kam domi. O žiniasklaida prie to prisideda, kultūra visa vartojimo, tai yra pakankamai brangiai išlaikoma. Tas pats Tapinas yra pavyzdys, kad yra suformuojama tokia nuomonė, kad viskas yra čia gerai ir žmonės jie ir nelabai laiko turi, o plus gauna patvirtinimus iš žiniasklaidos, kad viskas yra gerai, puiku, ir gerai, puiku. Tas gerai puiku baigėsi tada, kada atsitrenkia į sieną,
kada praeina maras, kada praeina karas, kada ateina badas ir ta žiniasklaida, nu, jinai tau skrandžio neužkiš, nu, tu turi kažkaip tai iš kažko pavalgyti. Tai vat, nu, vėl eilinį kartą, kai šaldytuvas laimės prieš televizorių, nu, tai tada žmonės pradės galvoti, o ką jau čia dabar daryti. Nu, tai aš, nu, bet kokiu atveju mes vis tiek tą tašką turėsim pasiekti. Na, būtų gerai, kaip sakant, ne kalno apačioj, bet, nu, matyt, kitaip nebus. Tai mano toks matymas. Taip, matomai, kad mes patys nepajėgus pasirinkti savo kelią. Tik tai, kaip mums leidžia, reiškia, leis kristi nuo skardžio, krisim, lieps nuridėti pakalnę, rėdėsim paėmę, o kad patys kažką tai ieškoti įsikibimo kažkokios tai taško, berėdinti tą pakalnę. Nu tai visien, čia mes patys turėtumėm tą dalyką daryti. Niekas už mus nepaieškos, kur mums kiptis ir ką daryti. Tik tai patys gali. Nu čia, žinot, Vaclovai, krentant nuo kalno, nu, į pakalnę, įsikipt kažkurioj tai vietoje yra be galo sunku, turi ir inerciją sustabdyti ir išsilaikyti ir gali ir rankas kojas išsisukti. Tai jau šiuo atveju jau nedaug to kalno liko, tai čia jau gal dar rėdėti ir jau tada keltis ir eiti. Tai va, tai aš palinkėčiau žmonėms, vat, kol ridenamės žemyn, tai apsižvalgy dar su kuo kartu čia kažką galim nuveikti, jau kai nusiridensim, tai jau tada keltis ir eiti. Blogai, kai tokia liūdna nata. Ne, tai kaip kartas neliūdna, nes jau praktiškai nuo kalno visai smagu, jeigu dar su kokiom rogutėm, tai vat, nėra taip iš tikrųjų prastai, vat, bus sunkiau, kada... Jo, nes kol kas dar, kol vasara, kol visi turi kažkokių pinigėlių, kol kažkokios kelionės, tai dar tas kalnas kaip ir visai smagu nuo jo rėdėti. Vat kada jau ateis ruduo žiema, vat kada tas biški sunkmetis, vat tada bus biški sunkiau, o kol kas yra viskas gerai. Na tai, Justinai, tu teisingai pastebėjai, kad nuo kalno galima nusileisti įvairiai. Vieni gali leistis nuo kalno su rogutėm, kiti ten su kokiu balionu, bet yra ir tokių, ir didžioji dalis, kurie gavos rėdėti per tos akmenis, be jokių raukučių, be nieko. Plikų užpakalio, nepridengtų. Tai, Vaclovai, dėkui tada šiam kartui už pokalbį, už tai, kaip jūs matot visą šitą situaciją. Aš manau, kad žiūrėsim, kaip čia seksis, kaip tie mūsų politiniai veikėjai elgsis toliau. Nu, o kažkokiams naujesniems, didesniems įvykiams atsitikus vėl bandysim bendrauti. Tai mes tas tokias prognozes, sakau, kaip ir pradžioje iš kartos, mes tą dalyką įžvelgiam, kad tai bus. Ir su žmonėm ieškom bendros kalbos, kalbamės, kviečiame žmonės, žiūrėkim patys, niekas nepasirūpės mumis, mes tik patys galim pasirūpinti, tai o šitas pasirūpinimas tai bus garantuotas. Jeigu kad mes paliksim, kad mumis rūpintųsi valdžia, mūsų rinkti tie Seimo nariai, arba mūsų valstybė rūpintųsi kita valstybė, neturėdama savo naudos, mes nerasim, taip gyvenime nebūna. Gali pasitikėti tik savo jėgom, savo protu, savo kompetenciją. Jeigu mes patys nesirūpinsim, nematysim, kas vyksta aplink ir nedėsim jokių pastangų, galų gale blogiausia atveju, nors ruoškimės, žinom aiškiai, kas mūsų laukia. Tikrai žinom, nenoriu aš tikėti, kad yra dar žmonių, kurie abejoja. Matom, kur mes einam. Tai nors pasiruoškim taip, kad mes tą pakalnę pasiektumėm kiek galima minkščiau.
O tą dalyką tikrai galim padaryti ir aš to ir kvieščiau. Jeigu jau negalim, kaip sakyt, kaip įsikipti ir pagauti tą kažkur kliūtį ras kažkokią, kurią atsispirti ir kurią įsikipti, arba kažkieno ranką nutverti, žinai, kad įsikipti. Tai nors patys ruoškimės savo jėgom. Dėkui, Vaclovai. Ir iki kitų kartų. Sėkmės visiems.